Tarptautinė vaikų knygos diena švenčiama kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristiano Anderseno gimtadieniu – balandžio 2. Šią dieną daugybėje šalių rengiamos vaikų ir jaunimo literatūros savaitės, konkursai, parodos bei konferencijos, skirtos geriausiams pasaulio vaikiškoms knygoms. Kuo ypatinga vaikiška literatūra ir kodėl suaugusieji žmonės ryžtasi rašyti būtent vaikams? Klausėme teatro bei kino režisieriaus, poeto ir rašytojo Vytauto V. Landsbergio, kurio knygelių vaikams ant abiejų rankų pirštų jau ir nesuskaičiuosi. Manau, kad kai sąmoningai apsisprendžiau būti kūryboje, tai šitoj srity man geriausiai sekasi. Ir kitas dalykas, matai Lietuvą kaip labai problematišką kraštą. Ir supranti, kad su suaugusiais dažniausiai jau yra baigta, jau su jais nieko nebepakeis ir dėja, yra taip. Žmogus susiformuoja iki 20 metų. Paskui tik tai didelė bėda gali jį priversti keistis. O vaikai yra tie, kurie gali ateiti į Lietuvą už 10-20 metų ją tvarkyti ir labai norisi, kad jų sąmonė būtų kitokia, būtų nebe sovietinė, nebe ta gudri ir savanaudiška, egoistinė, kad būtų visuomeninė, atvira, pilietinė dūšia. Tai tom knygom bandai prisidėti. Kokia naujausia Vytauto V. Landsbergio istorija vaikams, o gal ir suaugusiems? Tai pati paskutinė knygelė yra apie pelytę Zitą, antroji dalis buvo pirmoji tokia išleista. Tai dabar mes išleidom tęsinį, tokią ekologinę pasaką apie tai, kaip pelytė Zita pasaulį išgelbėjo, kai šiukšlių uraganas užplūdo ir nuklojo visą žemę šiukšlėmis. O šiuo metu rašau Arklį Dominiką, trečią dalį, tokia mano trilogija. Šitos pirmos knygelės, tai kai išsirutuliojo iki 3 knygų, 3 romanų, dabar tokia meilės trikampis pasidarė. Jeigu jų meilė buvo tokia idiliška ir labai graži, tai dabar atsirado trečias ir dabar jau reikia išspręsti tą visą klausimą.